esame Los Andžele, Holivude šiuo metu. Ir Universal City vadinasi, čia atvažiavome Universal Studios, noriu parodyti metro. Paprastai metro labai paprastas visur čia, bet va šitas Holivude stotelės yra labai gražios. Va čia yra tokios kolonos iš gražių plytelių. Ten jų daugiau. Ir mes atvažiavome Universal Studios. Ten yra didelis pramogų pasaulis ir šiandien mes pradėsim mūsų pirmą dieną, mes nusipirkom abonementus, galėsim ilgiau vaikščioti ir šiandien bus The Wizarding World of Harry Potter. Mes su Kristoferiu esame fanai Harry Poterio, skaitom ir šiandien pažiūrėsim, koks ten per pasaulis bus. Na va, kur mes čia išlipame. Dabar ieškosim, kur čia tos Universal Studios. Neblogai kaip gruodžio 2 dienai. Jo, aš matau, bet čia reklama kažkokia, kur įėjimas neaišku. Va, mes su to liftu pakilome čia ant tokio tilto. Mes dabar esame virš miesto, va ten matosi gražus kalnai. Jo, Kristoferis laukia kiauliasodžio labai, va čia dar gražios kalvos matosi. Ir mes kylame čia, va ten jau matosi minionai, reiškia mes teisingų keliu einam. Va, kaip čia. Haris Poteris turėjo būti pats pirmas. Haris Poteris? Jo. Jisai vėliausiai atsirado, man atrodo. Pažiūrėkit, va ten turbūt tie šatlai, kurie mus tikriausiai veža. Na va, mes pakuojamės į šitą šatlą, čia žmonės jau sėdi, o va ten mes. Oh, thank you. Manęs laukia. Ką? Manęs laukia, pasirodo, čia viskas jau kalėdiškai papuošta. Va, ir tai mes važiuosim į kalniuką. Na va, išsilaipiname ir jau čia įėjimas yra. Tai apsižiūrėsim, aš dar nežinau nei kur eit, nei muzika kokia groja. City Walk. Štai kaip čia viskas. Toj mes susigaudysim, kur čia iš vis eiti. Kur Poteris? Kristoferis, tik kur Poteris reikalauja iš karto. Nu, ieškosim toj. Va, Universal Studios ženklas, tas matėjai, Kristoferis, šitas sukosi prieš filmą. Tai pažiūrėsim. $100. Tai mes čia parduotuvėje esame, čia labai gali nusipirkti grifų gūžtos aprangą, gali švilpynės, įvairiausi, čia vat visi yra emblemos visų koledžų ir paties Hogwartso, ten yra ir Klastūnyno apranga, ir Varno nago, čia Hedvigos gražios, ką ten vaikai tas šachmatus rado kažkur tai. Tuoj minutėlę. Sorting kepurė. Aha. Rūšiavimo kepurė, skirstimo, kaip jinai vadinasi. O, čia, pažiūrėk, čia yra Kristoferi wands. Dėžutėse. Aha, čia yra tie šachmatai, taip. Labai gražus, kokie jie detalūs, pažiūrėk. Taip, o tu ką radai? Čia skirstimo kepurė. Čia galima įsigyti ir burtų lazdelę. Pažiūrėkit, dėžutėse kaip toje parduotuvėje. Kodėl Poterio? Nu, ieškok. Ginny Weasley, Fleur Delacour, Professor Snape yra. Lord Voldemort, žiūrėk, Kristoferį yra, bet šitą jo yra lazdelė. Sirijaus lazdelė. Ronio.
Ir va, Hario Poterio lazdelė. Štai tokia. Bellatrix, žiūrėkite, lazdelė. Bellatrix yra ta, kuri kalėjime yra Sirijos giminaitė. Atsimeni, skaitėm, kuri iš ištikimiausių čia Sneipo, kuri yra iš ištikimiausių tarnų Voldemorto. O čia Dumbledoro lazdelė, Kristoferi. Dumbledore lazdelė yra įdomiausia. Įdomiausia tau? Ir čia jas visas gali nusipirkti, aišku. Tik ką tu čia radai? Čia vienaragis kažkoks. Čia yra žemėlapis. Dar įvairiausių dalykėlių įdomių. Čia dar įdomus buvo labai gražus ženkliukai. Ir va čia galima ir prefektų ženkliukus nusipirkti, ir įvairių koledžo kiekvieną ženkliukus. Ir skirstymo kepurę galima nusipirkti va visą. Marškinėlius radai. Net ir šluotą gali nusipirkti. Auna. Ir aišku, ir knygų. Būkite atsargas labai. O, ir šokoladinės varlės yra. Čia ir varlės yra šokoladinės. Čia visokios skonio pupelės. Na, galima net ir koledžo apsiaustus pilnus nusipirkti. Ir visą uniformą štai. Su kaklaraiščiais, su viskuo. Tokius ir megztinius. Viską, žodžiu. Labai labai gražu. O čia kas yra? Gal čia muštukai? Taip, čia yra. Parodyk jam. Žiūrėkit, ir tos lazdos, su kuriais reikia muštukus mušti. Ir netgi yra aukso šmaukštas. Ir gertuvės gražios. Čia dar įvairiausi žaislai pliušiniai. Aš nežinau, kas tie pakuoti jo, bet čia labai netgi gražus dobis. Taip. Padėti tą buvau. Aš nežinau, kas jis, gal jis vėliau pasirodys, jis su originaliu etikete Hario Poterio. Tokių gyvūnų aš nepri... O čia gal banditas, žiūrėkit. Katinas. Čia galbūt kiauleliukinė.